Sveiki, šiandien noriu papasakoti apie kombinezonus kūdikiams. Pradėkime nuo Columbia. Tai vienas populiariausių prekinių ženklų, pūkėjinis, lengvas ir nevaržantis judesių. Medžiaga yra atspari vandeniui, bet iki tam tikro lygio. Jis nėra skirtas stipriam lietui, tačiau kūdikiams vežimėliai toks atsparumas dažniausiai yra pakankamas. Jei kūdikis tik guli ar sėdi, yra nejudrus, šis kombinezonas vienas gali būti nepakankamas, todėl rekomenduojama sluoksniuoti. Tačiau aktyviam kūdikiui, kuris juda arba jei nešiojate jį rankose ar keliaujate automobiliu, šis kombinezonas puikiai tinka, nes yra lengvas ir plonas. Antrasis kombinezonas – Lene. Šis kombinezonas yra šiltesnis, jei jums reikia kombinezono, kurio nereikalauja papildomų vokelių. Pavyzdžiui, jūsų kūdikis jau vaikšto, šie šilti ir jaukus kombinezonai yra puikus pasirinkimas. Įstrižas užtrauktukas lengvam aprengimui. Minkštas medvilninis pamušalas švelnus kūdikio odai. Minkštas kaklo kraštelis. Jų pašiltinimas net 250 arba 300 gramų priklausomai nuo modelio. Tai leidžia šį kombinezoną naudoti net ir šaltu oru be papildomų sluoksnių, todėl galite būti tikri, kad jūsų kūdikiui bus pakankamai šilta vežimėlyje.